Labas visiems, čia ir vėl aš, Edas. Ir šiandien mes po truputėlį pradėsim klibinti tam tikras temas, kurios jums yra svarbios. Bet pirmiausia, ką noriu padaryti, tai truputėlį pakalbėti apie šventes. Nežinau kaip jums, bet man asmeniškai šiais metais jos buvo tokios labai keistos. Ir pradėkim nuo to, kad aš apskritai nejaučiu jokios kalėdinės ir šventinės dvasios. Ir šiaip kažkaip viskas labai keistai ir su dovanų pirkimu ir su visais šitais dalykais buvo labai kažkaip viskas net nežinau kaip išsireikšti, nes tiesiog labai nefylinau šiais metais visų šitų dalykų. Ir kiek pastebėjau, daugelis šitaip jautėsi, kas yra iš tikrųjų labai įdomu ir labai keista, bet ir nekeista, nes kažkaip, gal tiesiog per daug nesureikšmino aš to jausmų ir tiesiog gyvenu čia ir dabar, nežinau. Bet jo, toks atvaibas. O šiaip visai neseniai paskelbiau Instagrame apklausą dėl podcastų serijų. Ir jeigu atvirai, aš daug labiau norėjau daryti serijas apie dvasinį pabudimą ir tada šitaip tiesiog privesti viską prie manifestavimo. Bet puikiai suprantu, kad artėja naujieji metai ir tikriausiai daugelis norit padaryti šitą vaibą, kur maždaug nauji metai, naujas aš ir panašiai. Ir taip tiesiog manifestuoti savo tikslus ir svajonės. All good. Padarysim šitą podcastą apie tai. Truputėlį šiandien pakalbėsiu apie patį manifestavimą ir kas tai yra ir kaip tai veikia. Pakalbėsim apie esminius tokius dalykus, klaidas ir šiaip bendrai apie viską. O tuomet galimai kita podcastų serija jau bus apie tą visą dvasinį pabudimą ir ką mane tai išmokė ir panašiai. Dar vienas dalykas, kurį labai noriu pasakyti, yra tas, kad galbūt jums čia kažkaip atrodo, kad čia jisai toks jaunas ir čia jisai iš karto maždaug čia mane kažką moko ir čia po kažkoks čia guru mokytojas, whatever, ką jis čia daro, maždaug iš kur šiek tiek visko žino. Tai noriu pasakyti, kad aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, kadangi esu išbandęs labai daug įvairiausių dvasinių praktikų ir šiaip man tai nėra svetima tema. Sakyčiau, man tai tema, kurią aš kaip tik labai noriu kalbėti ir noriu dalintis dalykais. Tai tikriausiai tai yra priežastis, kodėl aš darau šitus podcastus ir faktas, kad mes visi esame žmonės, faktas, kad mes visi klystame. Ir kažkaip aš manau, kad šitas podcastas kaip tik bus ta tokia vieta ir terpė augti ne tik man, bet ir jums kartu, nes manau, kad ir jūs pasisemsite tam tikros informacijos, kuri jums rezonuos ir kurią jūs galėsite pritaikyti savo kasdieninėme, sakykime, gyvenime, ne? Tai va, tiesiog nieko kažko labai, tiesiog nuoširdžios patirtys iš manęs. Manau, kad šitas projektas yra labiau apie tą tokį nuoširdumą, tikrumą ir apie tą tikrąją pusę dvasingumo, nes kaip ir sakiau savo praeitoje serijoje, daugelis yra linkę kalbėti apie tą gražią dvasingumo ir sąmoningumo pusę, bet niekas nekalba apie tą tokią truputėlį tamsesnį. Tai aš tiesiog ką darysiu, tai kalbėsiu apie realius tikrus dalykus, kuriuos pats patyriau, kuriuos pats išgyvenau. Žodžiu, gal per daug neįsiplėskim, jau ir taip truputėlį užsišnekėjau, bet mes šiandien kalbėsim apie manifestavimą. Ir kiek aš esu susidūręs, daugelis yra girdėję šitą sąvoką, bet nelabai kas žino apie ką tai yra. Ir arba turi kažkokį tokį mini suvokimą, bet nėra taip kažkaip išsigryninę kažkaip tiksliai kas tai. Tai aš net pats įdomumo dėlį nuėjau į Google ir tiesiog įsivedžiau manifestavimas ir pažiūrėjau, ką man išmeta. Tai tiesiog rašo, jog tai yra sąmoningas svajojimas, bet aš norėčiau šitą sąvoką truputėlį praplėsti, nes manifestavimas nebūtinai turi būti vien tik sąmoningas. Iš tiesų tai mes manifestuojam kiekvieną mielą dieną, nes manifestavimas yra apie mūsų mintis ir apie tai, kad mūsų mintys kuria. Nežinau, kas klausėt mano praeito podcast'o ir galbūt įsiminėt, galbūt neįsiminėt, bet aš sakiau, kad ten, kur yra mūsų mintys, ten teka energija, o ten, kur teka energija, ten kuriasi materija. Paprastai žodžiais tariant, ten, kur mes savo mintis fokusuojam, tokią realybę aplink save sukuriam. Pavyzdžiui, jeigu mes kiekvieną mielą dieną apie save galvojam kažkaip labai negatyviai ir išsireiškiam apie save, kad man ten ir ten kažkas nesiseka, vienu žodžiu, aš noriu veikti tą ir aną, bet aš ten, nežinau, neturiu pakankamai tam išteklių ir panašiai. Mes savo mintimis tiesiog sukuriam tokią realybę aplink save ir todėl užsisukam tokiam, sakykime, nesėkmių kažkokiam rate ir taip tiesiog manifestuojam. Tai irgi yra manifestavimas. Ir kodėl aš sakau, kad aš noriu praplėsti tą savo
savoką, jog manifestavimas tai yra tiesiog sąmoningas svajojimas, mano manimu tai nėra tiesa, nes iš tiesų, kaip ir sakiau, mes manifestuojam kiekvieną mielą dieną ir manifestavimas gali būti tiek nesąmoningas, tiek sąmoningas. Nesąmoningas manifestavimas tai yra tas manifestavimas, kai mes tiesiog nesąmoningai ir per daug negalvodami savo mintis kažkur koncentruojamės, orientuojamės ir tiesiog nukreipiam, šitaip tuo pačiu nukreipdami savo energiją į kažką, o ten, kur nukreipiam tą energiją, ten kuriasi aplink mumis materija. Tai lygiai taip pat, kaip mes manifestuojam nesąmoningai, mes galime manifestuoti ir sąmoningai. Vat kas yra įdomu, kad nesąmoningas manifestavimas nuo sąmoningo skiriasi tuo, jog naudojant sąmoningą manifestavimą, mes galime patys sugalvoti, ką mes norime manifestuoti. Ne? Mes pavyzdžiui galim sugalvoti, kad mes norim ten kažkokio naujo automobilio ir galim į ten koncentruoti savo mintis, į ten galim koncentruoti savo visą energiją ir tiesiog taip susiderinti su ta mūsų svajonės vibracija, sakykime, ir tada tiesiog šitaip pritraukti tą kažkokį daiktą, situaciją, žmogų, karjerą, whatever, ką mes ten manifestuojam į savo gyvenimą. Jep, viskas skamba pakankamai painiai, žinau, nes labai daug to tokio nesąmoningo, sąmoningo, apie ką iš čia kalba, ne? Bet visa esmė, ką aš bandau pasakyti, jog mūsų mintys kuria. Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas mūsų žodis, esmė viskas, ką mes išleidžiam iš savęs į aplinką, nes net mūsų mintys jos išeina, kadangi yra toks labai įdomus dėsnis visatos, kuris yra vadinamas The Law of Attraction, kitaip tariant, traukos dėsnis. Iš tikrųjų, ten yra daugybė tų visatos dėsnių, jeigu neklystu, jų yra 12, bet jeigu kalbant apie manifestavimą, vienas pagrindinių yra būtent šis ir paprasčiausiai mes esam lyg magnetai. Ir tas magnetizmo dėsnis jisai veikia kiekvieną iš mūsų. Ta prasme, tas dėsnis jis yra visiškai lygus visiems. Ir paprasčiausiai tai, ką mes išvibruojam į aplinką, tai mes pritraukiam. O ta vibracija, kurią mes skleidžiam, ir yra tie mūsų žodžiai, mūsų mintys, o tie visi žodžiai ir mintys sukuria aplink mumis tam tikrą irgi energetinį lauką, kuris prie mūsų pritraukia tam tikras situacijas, žmonės ir panašiai. Tad jeigu mes pastoviai sakydami kažkokius negatyvius dalykus apie save, galvodami kažkaip negatyviai apie save, vis tą darom, mes tiesiog sukuriam aplink save tam tikrą energinį lauką, kuris automatiškai pritraukia visas tas situacijas į mūsų gyvenimą. Ar tai situacijas, ar tai kažkokius įvykius, ar tai žmonės, ar tai dar kažką. Nes kas yra įdomu, kad Visata yra toks apskritai labai įdomus dalykas, nes visa tai, ką mes išvibruojam ten, visa tai mums grįžta atgal. Toks yra veidrodžio efektas. Tad jeigu mes išvibruodami negatyvius dalykus galime pritraukti negatyvą atgal, reiškia, kad mes išvibruodami pozityvius dalykus galime pritraukti pozityvą atgal. Ir jeigu mes tai darydami nesąmoningai galime padaryti, reiškia, kad mes tai darydami sąmoningai ir su tam tikra intencija irgi tai galime padaryti. Nežinau, ar pagaunat link kur vedu, bet manau, kad suprantat, jog mes esam tiek kūrėjai, tiek griovėjai. Ir mes galime tiek sukurti, ir mes galime tiek labai greitai viską sugriauti. Ir kažkam gali skambėti tai per daug simple, maždaug, mintys kūrė, čia tipo ką aš su savo mintim galiu susikurti ten savo svajonių būstą, ten, nežinau, savo svajonių karjerą ar dar kažką. Taip galit. Ir taip viskas yra absoliučiai įmanoma. Tiesiog šitoj žemėje yra toks dalykas kaip laikas ir kartais viskas turi įvykti savu laiku, nes kas yra įdomu su manifestavimu, kad realiai mums visata atsiunčia patirtis į mūsų gyvenimą tokias, kokias mes turime gauti tuo metu tam, kad mes išmoktume tam tikras pamokas, sakykime, ne? Ir jeigu mes manifestuojam ten kažką tokio, ką mes dabar šiuo metu nesam pasiruošę, tai nereiškia, kad ta manifestacija niekada neateis į tavo gyvenimą. Labai fainas pavyzdys yra apie drugelį, nes drugelis, kad jisai galėtų skristi, iš to kokono turi išsiristi pats ir taip sustiprinti savo tuos sparnelius, kad jis galėtų pakilti, skraidyti, žodžiu, visur ir džiaugtis gyvenimu. Tai lygiai taip pat ir mes. Jeigu mes esam dar nepasiruošę skristi ir jeigu mes esam dar tokiam, kaip sakant, kokone, tai kaip mes galim pakilti, jeigu dar mūsų sparnai silpni.
Tai visos tos patirtys, visos tos pamokas, kurias mums siunčia ir išbandymai, kuriuos mums siunčia. Ypatingai aš, ką esu pastebėjęs, kad prieš kažkokius didelius dalykus, kuriuos manifestuoju, mane labai stipriai išbando tam, kad sustiprinti ir paruošti tai patirčiai. Ir tada, kai tie visi išbandymai ir tas egzaminas, sakykime, mane baigėsi ir kai tu jį išlaikai ir nepasiduodi ir vis tiek tiki savo tą svajonę, tada ateina tas tikrasis džiaugsmas, ta tavo manifestacija ir panašiai. Ir tada tu įsitikini, kad viskas veikia ir viskas yra taip, kaip turi būti. Tiesiog ką reikia daryti, tai visiškai pilnai pasitikėti visatą ir tiesiog leisti būti tame vedime, ta prasme. Tai yra labai svarbu. Ir daugelis dar labai mėgsta daryti tokią klaidą, ypatingai tie, kurie pradeda manifestuoti ir mokosi manifestuoti sąmoningai, tai jie labai mėgsta žaisti tą tokį gaudynių žaidimą. Jie labai gaudo tą savo manifestaciją. Ten pavyzdžiui, jie labai stipriai kažko nori. O ta norėjimo vibracija, tas noras reiškia tai, kad tu kažko neturi. Nes lygiai taip pat viskas, ką tu išvibruoji, tą tu pritrauki. Ir jeigu tu labai stipriai nori, tu išvibruoji trūkumą. O tą, kad tu išvibruoji, tą pritrauki. Tad tam, kad mūsų tikslai ir manifestacijos taptų mūsų realybė, mes turim susinchronizuoti su ta vibracija, kurioje yra ta mūsų svajonė. Tai reiškia, kad mes manifestuodami ir skirdami kiekvieną dieną kažkiek tai laiko tai svajoniai, turim visą savo širdimi pajausti, kad tai jau yra mūsų realybė ir kad aš jau tai turiu savo gyvenime. Aišku, iš pradžių tai būna pakankamai sunku padaryti, ypatingai tada, kada neturi patirties manifestavime, sąmoningą manifestavime, nes tu galvoji, blema, ką aš čia darau, ta prasme. Aš čia rimtai galvoju, kad čia mano mintys, čia kažkokie mano veiksmai ir panašiai, čia man padės kažką padaryti ir pasiekti. What? Ne. Ta prasme, ne, toks gali kilti momentas. Ir tas toks netikėjimas savo tą svajonę irgi gali privesti prie to, kad toks truputėlį, žinot, vaibas, kur tipo, kaip ir galėtų tą svajonę ir tavo manifestaciją įsipildyti, bet nėra pakankamai tikėjimo. Arba tu tą gaudynių žaidimą žaidi, arba tu kažkas ne iki galo, ne? Tai yra labai svarbu manifestuojant tikėti tuo, ką darai. Ir aišku, aš vėliau pateiksiu truputėlį tam tikrų technikų, kurias aš pats naudodavau ir kurios man pasiteisino ir aš dar ten truputėlį papasakosiu, kaip tą daryti, bet labai yra svarbu visa širdimi pajausti savo manifestaciją. Dar vienas labai svarbus dalykas, kalbant apie manifestavimą, yra tas, jog mintis yra mintis, faktas, jos kuria ten, kur teka energija, ten, kur esi materija, vienu žodžiu, ne? Bet yra labai svarbu suvokti, kad tiesiog galvojant dalykai neateina. Tas veiksmo trūkumas, veiksmo nedarimas labai stipriai stabdo mūsų manifestacijas. Aš apskritai mėgstu vadovautis tokia formulė, kurią taikau savo gyvenime ir kurią pasakau žmonėms, kuriuos sutinku. Tai mintis plus veiksmas lygu tavo nauja realybė. Reiškia, pavyzdžiui, aš noriu ten, tarkim, tapti kažkoks labai ten matomas, žinomas, nežinau, ten rašytojas, ne? Ką aš darau? Aš tiesiog savo mintimis susiderinu su šita savo svajonė, plus kiekvieną dieną kažką darau tam, kad tai taptų mano realybė. Pavyzdžiui, tiesiog, jeigu tu nori tapti rašytojas, tu ten, tarkim, parašai kažkokį tai eilėraštį per dieną, ar ten dar kažkokių susigalvoji savo tam tikrų veiksmų, kuriuos darysi kiekvieną mielą dieną, tam, kad šita tavo svajonė virstų tavo realybę. Aišku, gali kilti klausimas, o tai kaip susiderinti tomis mintimis su ta mano manifestacija, su ta mano svajone. Iš tikrųjų yra labai daug technikų, kurias galima daryti, naudoti ir tiesiog šitaip kurti savo svajonių gyvenimą. Aš esu išbandęs irgi iš tikrųjų nemažai. Ir ką galiu pasakyti, kad aš atradau man asmeniškai veiksmingiausią techniką, tai yra vizualizacija. Tai nebūtinai turi būti lygiai taip pat
stipriai veiksminga jums, kaip tai yra man. Yra taip pat daugybė kitų metodų, kurie jums gali padėti, tokie kaip rašymo kažkokie metodai, afirmacijų kartojimo metodai, vizualizacijos metodai. Ta prasme, tų metodų yra begalė ir galbūt aš apie tai padarysiu dar kokį vieną podcastą ir tiesiog išsiplėsiu apie kiekvieną iš metodų ir kaip jis man padėjo ir kaip jis man nepadėjo galbūt, ne? Bet jeigu kalbant apie vizualizaciją, tai man šis metodas patinka todėl, kad tu gali tiesiog įsivaizduoti savo šitą troškimą, šitą savo svajonę, kad tai jau yra tapę tavo realybę. Tiesiog galite daryti netgi tokią kaip meditacijos praktiką kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, nes tuo metu mūsų smegenų bangos yra teta dažnyje, o kai smegenų bangos yra teta dažnyje, į mūsų pasąmonę yra labai lengva įrašyti tam tikrus dalykus, o ten, kas yra įrašyta pasąmoniai, irgi labai stipriai formuoja mūsų visą matymą ir šiaip požiūrį į viską, o tas požiūris irgi labai stipriai prisideda prie to, kaip mes ir ką išvibruojam į visatą. O vėl pasikartosiu, ką mes išvibruojam, tą mes pritraukiam. Tai realiai geriausia yra iš tikrųjų tą daryti vakarais ir rytais, kai mes esame va tose bangose ir tada tiesiog galime užsimerkti, ten, nežinau, pakvėpuoti truputėlį, kažkaip įeiti tokią truputėlį meditacinę būseną ir tiesiog skirti laiko savo detaliai vizualizuoti tai, ko mes trokštame. Pavyzdžiui, aš ten, tarkim, noriu naujos mašinos kažkokios ten, fancy šmensi, ta prasme, ten kažkokio Porsche, whatever, nežinau, bet ką dabar sakau, kas šauna į galvą. Ir tu tiesiog gali save įsivaizduoti sėdintį tame automobilyje, pajausti tą, sakykime, odinio salono kvapą, ta prasme, pajausti tą vaibą, kai tu važiuoji ten, nežinau, Vilniaus gatvėmis, ten kažką veiki, kažką darai, ta prasme, viską antiek detalizuoti, kad tiesiog visą savo širdimi pajausti, jog tai jau yra tavo realybė. Tai yra iš tiesų tikrai labai svarbu, nes tai labai duoda tokį stiprų spyrį tai manifestacijai tapti jūsų realybę ir tiesiog tam, kad tai išsipildytų. Tai va čia truputėlį toks apibendrintas vizualizavimo metodas, kaip aš asmeniškai viską darau. Be abejo, aš jums ką siūlau daryti, tai tiesiog išsilaisvinti ir per daug negalvoti, kaip man dabar čia ir ką padaryti. Aišku, aš suprantu, kad galbūt tai darant pirmą kartą bus truputėlį sudėtinga kažkaip galbūt susikaupti ar tai kažkaip pajausti tą vizualizaciją, bet mes visi esam žmonės ir mes visi mokomės ir svarbiausia yra nebijoti klysti ir tiesiog bandyti ir atrasti tai, kas jums labiausiai rezonuoja. Nes aš asmeniškai bandžiau daugybę įvairiausių manifestavimo metodų, tiek rašymo metodą, tiek vizualizavimo metodą ir panašiai. Ir man kažkaip su vizualizacija yra paprasčiau. Ir jeigu aš naudoju, sakykime, rašymo metodą, tai tik tais tam, kad išsirašyti tam tikrus dalykus, kurie man pasitarnautų mano vizualizavimui, kad man tiesiog būtų paprasčiau susidėlioti, ką aš ir kaip noriu vizualizuoti, ne? Kitiems yra paprasčiau rašyti įvairiausias afirmacijas, pozityvius teiginius, tokius kaip pavyzdžiui, kad aš turiu pakankamai išteklių tam, kad įgyvendinčiau visus savo troškimus, aš ten pritraukiu sėkmę ir gausą į savo gyvenimą. Ta prasme, va tokie dalykai irgi gali būti daromi. Ta prasme, jūs jauskitės visiškai laisvi manifestuodami ir ten be abejo yra prikurta įvairiausių rašymo metodų ten ir panašiai. Nemeluosiu, aš asmeniškai per daug jais nesivadovauju ir tiesiog viską darau taip, kaip mano širdis man sako. Nes kartais mes vadovaudamiesi kažkokiais tai labai tokiais fancy sukurtais metodais tiesiog nepajaučiam. O manifestacija ir yra apie tą jausmą, apie tai, kad kaip tu jautiesi turėdamas tą savo svajonę. Ir kartais mes tiesiog per daug užsisukam tame, kad mes kažkaip turim teisingai viską parašyti, teisingai viską padaryti kažkaip ir panašiai. Ir kažkaip tiesiog nebegalvojam apie tai, kad tai visgi labiau yra apie mano manifestaciją, negu apie tai, kad kaip aš tai padarysiu. Tai šitą labai yra svarbu turėti omeny. Dar truputėlį kalbant apie metodus, negaliu nepaminėti tokio dalyko kaip, nežinau, manau, kad daugelis esat matę šiaip tik tokie ypatingai tokius dalykus, kad išmanifestuok ten specifinį kažkokį žmogų ten tipo per naktį ir tipo laukia žinutės ten ryte ar whatever, ta prasme. Arba ten padaryk jį savimi apsėstų ir tegul jis apie tave galvoja all the time maždaug, ne? Tikrai esat girdėję kažkokių panašių dalykų, kaip kažkokį tai specifinį žmogų galbūt, kuris jums patinka, sumanifestuoti, ne? Ir kažkaip pritraukti į savo gyvenimą. Tai didelis stop.
ties šita vieta, pabrėžiu šitą stop, nes tai nėra gerai, pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra visiškas veržimasis į to žmogaus erdvę, kurį jis galbūt nori išmanifestuoti. Trečias dalykas, tam tikra prasme, tai būtų galima netgi priskirti truputėlį tokiai juodajai, sakykime, magijai, netgi sakyčiau, nes viskas, kas yra lindimas į kažkieno tai erdvę, tikrai nėra gerai ir visada pagalvokite apie tai, kad ar jūs norėtumėt, kad kažkoks žmogus, kuris galbūt visai jums nepatinka, jumis manifestuotų ir tiesiog bandytų kažkaip prisitraukti jūs į savo gyvenimą. Kalbant iš mano asmeninės patirties, galiu pasakyti, kad taip, aš esu bandęs tokius metodus atlikti ir daryti ir taip, jie suveikia, bet ar mane karma sudaužė? Taip. Ar buvo kažkaip nuo to geriau, kad aš tai dariau ir kad aš taip su savo mintim, savo energiją bandžiau prisitraukti kažkokį specifinį žmogų į savo gyvenimą? Nebuvo geriau. Kas iš to, kad tas žmogus buvo visiškai apakintas, sakykime, netikrumo ir vos baigus daryti visas šitas manifestacijas, viskas išsisklaidė, visa ta energija išsivaikščiojo ir vėl viskas kaip buvo, tai buvo, ane? Aš jau net nekalbu apie tokius dalykus, kai ten, tarkim, naudoja kažkokią juodąją magiją, kad pririšti prie savęs kažkokį tai žmogų specifinį. Ten yra 100 kartų, aišku, rimtesni dalykai, bet toks manifestavimas, tokie, sakykime, whisper methods, kur labai tik tokie ypatingai yra paplitę, tai jie yra visiškai apie tai, kad tu lendi į žmogaus erdvę ir eini prieš jo valią. Ir tu realiai trukdai ne tik savo, bet ir tam žmogui. Tu be reikalo eikvoji ne tik savo energiją, bet dar ir kažkaip priverti tą žmogų jaustis ne taip, kaip jis turėtų iš tikrųjų jaustis. Aišku, viskas yra patirtis, mes visi mokomės, bet tiesiog noriu pabrėžti, kad visi šitie dalykai, kaip lindimas į kito žmogaus erdvę ypatingai, yra didžiulis bullshit ir neapsigaukit tik tokią scrollindami ir pamatydami tokį metodą, kuris tiesiog ten kažkaip jums sakys, kad čia jūs galite išmanifestuoti ten specifinį žmogų, čia labai greitai ten jūs ten būsite visą gyvenimą kartu ir whatever. Nesąmonė. Tai yra visiška nesąmonė ir aš tiesiog siūlau šitam skemui nepasiduoti taip lengvai, nes skamba labai saldžiai, o tie vaisiai iš tikrųjų vaisiai. Jo, realiai ne tik šaknys, bet ir vaisiai gali būti labai kartus. Tai ties čia, manau, mes ir pabaikim šitą podcastą, nes pakankamai abstrakčiai, bet tikiuosi, kad aiškiai papasakojau apie ką yra manifestavimas ir kaip jis veikia. Tikiuosi, kad kažką pasisėmėte naujo ir panaudosite artimiausią laikotarpį. Be abejo, aš manau, kad padarysiu tokių serijų, kur tiesiog dalinsiuosi visiškai savo patirtimi ir tiesiog pasakosiu istorijas, dalykų, kuriuos tiesiog išmanifestavau. Aišku, aš naudojau labai įvairių ir įdomių tokių technikų. Viena iš jų yra reiki praktika. Aš dar tikrai apie reiki ir visą šitą metodą papasakosiu kitose podcastų serijose. Bet labai ačiū, kad klausėt. Ir nežinau, pastebėjot ar ne, bet prie šitos podcastų serijos turėtų būti toksai kaip ir klausimų langelis, kur jūs galite man palikti kažkokį klausimą arba kažkokią tai žinutę. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu kažką man paliktumėte ir parašytumėte. Arba tiesiog užduotumėt kažkokį tai klausimą, kuris jums galimai kilo šito podcasto metu. Arba šiaip kyla, kalbant apie sąmoningumą, dvasingumą, jūs man tikrai labai padėtumėte iš tikrųjų kurti ir semtis įkvėpimo kitoms serijoms podcastų. Taip pat labai norėčiau, kad nepamirštumėt, jog jūs esat kūrėjai, jūs galit absoliučiai viską sukurti ir viskas yra įmanoma, visi atsakymai yra jumise. Ir manau, kad mes dar pratęsim šitą temą apie manifestavimą, nes iš tikrųjų manifestavimas yra labai tokia plati tema, apie kurią galima labai daug kalbėti. Ir būtinai pakalbėsime apie tai, kaip įvairiausi potyriai, kažkokios situacijos mūsų gyvenime, įvairios traumuojančios patirtys, kažkokios traumos iš vaikystės ir panašiai gali irgi daryti įtaką mūsų manifestavimui ir tam, kokia realybė aplink mumis kūrėsi, sakykime.
sakykime, ne. Bet manau, kad visą tai paliksime kitoms serijoms, kažkaip nenorisi visko sudėti į vieną laidą, nes galbūt tiesiog ir taip tos informacijos bus per daug, tad tiesiog po truputėlį augsim ir kartu mokysime šitų nuostabių ir labai įdomių dalykų. O kita serija bus apie tai, kokias pamokas man davė mano visi dvasiniai pabudimai, kuriuos aš esu turėjęs, ir tiesiog pakalbėsim apie dalykus, manau, kurie yra ypatingai svarbus tiems, kurie pradeda kelti įvairiausius klausimus apie tai, kas jie yra ir ką jie veikia šitoj žemėje. Tad ačiū, kad klausei ir labai lauksiu tavo žinučių. Jeigu nori, visada man gali parašyti asmeniškai į mano Instagramą edasvieta.official. Visus linkus ir nuorodas paliksiu kažkur aprašymą galbūt. Ir iki kitų kartų. Bye.